Taigi sveiki visi į naują video ir šiame video mes ką gaminsim? Mes gaminsim tiesiog paprastus pakabukus. Tai kokius pakabukus? Tai kryžiuko pakabukus, tai pabandysim įvairių ten dizainų, tokių visokių ten dizainiukų, ten pabandysim gal sukniedimo dizainų, ten aišku atlankstimo, tai pasukimai, gal kokie bus ten viskas bus čiki-piki, ar kaip ten sakoma. Tai nu, iš ko mes kalsime? Mes kalsime, kur tie metalai visi, iš ko mes kalsime? Iš 8 mm kvadrato, iš tokių visokių ten, nu tų, kaip sakant, iš metalo laužo. Aš čia pasiėmiau tokias atlikas. Aišku, atsipjausim ir iš ne metalo laužo, nes čia mažai aš jų turiu, kur iš metalo laužo ištraukiau. Tai va, tai ką pirmą padarom, tai mes pirmą sukvadratinam, tai dabar tai ir pradedam daryti. Gerai, mes dabar jį turime sukvadratinę, tai dabar mes ką padarysim? Mes dabar įpjausim. Tai dabar į vieną pusę įpjausim, į kitą pusę įpjausim ir tada atlenksim. Ir tada toliau pasakysiu, ką darysiu. Gerai, aš jau turiu įpjovęs ir atlenkęs. Matėte, kaip įpjojau ir dabar tiesiog va taip va atlenkė ir toks kaip ir kryžius labai gražus gaunasi. Tai dabar mes ką padarom? Jau viską užbaigiam, tai aš va čia iškalsiu, va tokį užlenkimą padarysiu, kad galėtume virvutę pervert, papuošiu žinoma labai gražiai, tai ir pradedam daryti. Gerai, mes jau turime pabaigę visiškai tą kryžiuką, tik reikės man apšveisti ir dar sudildę tuos aštrius kampus nuvaryti. Ir va štai taip va atrodo. Kodėl nefokusuoja čia? O štai taip va atrodo. Tai va dabar kokio kito dizaino darysim? Tai dabar darysim, pabandysim mes sukniedyti, žodžiu, tuos du kryžiaus pusės. Tai va, aš iš karto jau turiu čia suplojęs tą metalą, aišku, čia gal per storai suplojęs. Tai mes dar biškį jį paplaksime. Tai dabar ką pirmą padarom tas dvi dalis, žodžiu. Tai ir mums skylutę greičiausiai reikės iškalti, viską padaryti. Tai pirmą padarom tas dvi dalis, o vėliau sukniedyti. Gerai, aš jau turiu pabaigęs va ir štai šitą va kryžiuką, žinoma, dar reikės biškį pašveisti tos aštrius galus ir tuos čia, žodžiu, nušveis, kad gražiau atrodytų, bet dabar va jau kaip pilnai nukaltas atrodo. Tai mes dar vėliau apšveisime tos kitus kryžiukus, štai kaip anas atrodo. Tai va, tai parašykite, koks gražiau atrodo, bet dar ne pabaiga, nes dar mums reikės vieną nukalti. Aš jau čia turiu jau praskėtęs, jau įpjovęs čia kur ką reikia. Parašykite komentarus, kuris gražiausiai atrodys. Ir jeigu labai jau patiks, galite žinoma ir nusipirkti. Tai va štai čia va taip va. Čia tos pats kaip ir pradėjom, bet aš čia va ir to šonus įpjojau, tai mes dabar čia to šonus iškalsim, padarysim užlenkimus ir dar ne pabaiga, mes va čia va taip pabandysim užsukti taip, žodžiu, kad taip į kitą pusę užsuksim, pažiūrėsim kaip gausis, tikėkimės gerai gausis, tai ir pradedam daryti.
Gerai, mes jau turime ir aną pabaigę. Tai iš viso padarėme 3 kryžiukus skirtingų dizainų žinoma. Ir jeigu norėsite, būtinai apsilankykite vytautaskalvis.com, bus ne vien kryžiukų, bus įvairių gerų tokių smulkių darbelių ir Valentino dienai širdučių, jei čia spėsiu, jei nespėsiu, tai po 1-2 dienų ateikit, pažiūrėkit vėl vytautaskalvis.com ir turėtų ten būti viskas. Va taip va. Tai ir bus įvairesnių ten tų kryžiukų, ne vien, kad tik 3 aš padarysiu, nežinau, gal, nežinau kiek, gal 9, gal kokius padarysiu aš tos kryžiukus. Jeigu išpirksi, dar pridarysiu. Jeigu nepirksi, tai čia jums žinot, bet aš čia jums tik padėt bandau, nes čia žiauriai labai gražus kryžiukai ir tikrai nepasigailėsit. Ne, žodžiu, va taip atrodo, va tas, va taip paskutintas atrodo, va taip užsukiam. Man iš tikrųjų gan labai gražiai atrodo. 3 dizainų va tie kryžiukai. Aišku, dar mums reikės apšveisti, gale video pamatysite nuotraukas, kaip pilnai pabaigti ir nušveisti ir padaryti, bet aš jau pabaigiu štai čia video, o gale nuotraukas pamatysite, kaip atrodo. Tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu tai spaudžiam like, jeigu ne dislike, komentuojam, prenumeruojam ir sutiksime kitame video.